Labas, aš paramedikė Ieva ir šiandien pašnekėsime apie TMT turniketą. Tai šitas turniketas, kokį turi pliusą didelį, kad jis yra platesnis. Reiškia, jis gali apimti tikrai didesnę vietą ir per daug spaudimą sudarant nesusiaurėti. Tai reiškia, viršutinius audinius gali tikrai mažiau pažeisti. Dar vienas dalykas, koks yra labai svarbus, jis yra 2 taškų. Kuo tai yra pravartu ir gerai, kad jeigu esate vienas ir jums reikia užsidėti staigiai turniketą, dažniausiai ranka bus mažytė, o turniketas ilgas ir reikės vis paleidinėti. O čia sudarius tinkamą spaudimą ir užspaudus, kadangi yra 2 taškų, jūsų spaudimas irgi nepabėgs taip lengvai. Kažkiek gali atsipalaiduoti, bet visiškai turniketas nepabėgs. Dar koks šio turniketo pliusas, kad malūnėlį uždėt labai paprasta vienam. Uždedat, jeigu reikia nuimti lygiai, taip pat viena ranka labai paprastai galite nusiimti. 2 taškų tvirtinimas dar labai gerai yra dedant turniketą ant kojos, kadangi yra tikrai tvirtesnis ir stabilesnis. Dar vienas šio turniketo pliusas, kad jeigu jau neturit laiko atklijuoti ar kažkas nutiko, reikia jums tą turniketą nuimti, labai paprasto. Paėmėt ir nuėmėt. Šitam turnikete turime laiko juostelę gale. Visada turint kokią nors priemonę, prieš tai su jie susipažinkite, kad jeigu reiktų ją panaudoti, jau žinotumėt, kur tiksliai ko ieškoti ir kaip su ją elgtis.